Tai žodžiu, šiandieną kartu su manimi yra atlikėjas, labiau sakyčiau, Akli. Labas. Labas. Kaip kelionė iš Kauno? Ramiai, įsėdau į traukinį. Liepia būtinai su kaukė būtų, Tai ne? žinoma. Aš važiavau praeitą savaitgalį berods į Kauną ir bandžiau apžaisti tą sistemą, bet šiaip viešose vietose nešiokit tas kaukės, saugokit save, nes tada viskas bus tik tai geriau. Žodžiu, aš norėjau pakalbėti su tavim apie albumą, aišku, bet noriu ir tokių labiau apie praeitį, žinai, pasikalbėti, aš jau sakiau, mes žvengiam prieš prasidedant laidai. Noriu šiek tiek apie Kauną su tavim pasikalbėti, nes mes buvom Kaune ir kažkaip Kaunas ten smarkiai atsigauna, atrodo. Bent jau iš vizualios pusės. Nors neaišku, kaip su publika. Tai vat man įdomu, kaip su publika. Ir gal pradėkim apskritai nuo pradžios. Kada tu pradėjai groti, kada pas tave atsirado muzika, tu jau man minėjai prieš laidą, kad mokeisi muzikos. Tai grojai darbė prieš tai kitoj grupiai. Kokia pirma iš vis tavo grupė buvo? Wow. Pirma grupė gal buvo mokyklinė. O, pavažiuojam. Tai žiauriai gerai, aišku. Jo. Ką grojat? Tai rock'n'rollą, seną gerą rock'n'rollą, žinai. Turėjom būt nauja Nirvana, bet kažkaip nesigavo. Jo, tai kažkaip pradėjom nuo coveriukų, aš kažkaip pradėjau rašyti dainas. Nu čia gal reikėtų pradėti nuo to, kad nusipirkau akustinę gitarą. Ir toks, wow, akustinė gitara, kažką reikėtų daryti su ją. Tai va, pradėjau mokytis grot, galvoju, fainai grojas, reikėtų pabandyti padainuoti. Tai po truputį kažkaip pradėjau viską lipdyti ir tada su draugais pradėjom grot ir kažkaip labai natūraliai išsivystė tas, davai, padarom grupę. Tai tada grojom mokyklos talentuose, kurių niekad nelaimėjom. Ir kažkaip gavos, kad... Kaip ir garažo. Jo. Apie šitą pakalbėsim. Būta. Bet jo, esmė ta, kad kažkaip baigęs tos visos mokyklinės grupės, atvariau studijuoti Kauną. Ir aišku, mokiaus muzikos productioną, tai buvo lengviau gal kažkaip tų bendraminčių muzikantų susirasti. Bet buvo žiauriai gera erdvė Kaune Largo. Jo. Ir ten kiekvieną ketvirtadienį berods vykdavo džemai. Prasme, visiškai bet kas gali ateit, grot. Taip. Ir kartu dar bandų kontestas vyko. Tai iš pradžių džeminom, po to subūriau draugus. Iš pradžių su Jokūbu pradėjau mūsų būgnininku ir sakėm, blemba, čia visi labai melau dalykus groja, reikia pagroti kažką sunkiau. Tai pasiėmėm Fugazi Waiting Room'ą, padarėm gerą coverį ir kažkaip gavos, kad laimėjom tų metų tą konkursą ir kažkaip taip gimė tas pirmas rimtesnis bandas, tai buvo Giza. Aš ir galvoju, ar ne? Jo, tai kažkaip tuo mūsų pasiekimai realiai ir pasibaigė, kad laimėjom tą konkursą. Kažkaip vis išleisdom kažką. Bet tu ten grojai tik tai gitarą ar dainavai ten? Dainavai? Jo. Tai bandėm rašyti savo gabalus, įrašinėjom viską mūsų vadovų studijoj. Ir buvo žiauriai gera praktika, nes kai įrašinėjai gyvus instrumentus, ir aišku, ir tada viską pats dariau, tai kažkaip man atrodo, kad per tą procesą išmokau įrašinėti ir išmokau miksuoti. Tai va, ir kažkaip labai ilgai užsisėdėjom su ta Giza ir pagalvojau, kad reikia kažko kito, kažko įdomesnio ir kažko labiau elektroniško. Tokio naujo starto, ne? Jo. Atrodė, kad jau viską pagrindą pasidėjai, bet reikia nukilinti tai, kas buvo prieš tai ir pradėti naujo. Jo, tai va, ir kažkaip pradėjau lipdyti gabalus, iš pradžių tokias rough damuškės. Ir kažkaip jos visai fainai skambėjo, tai galvoju, padarysiu albumą, standartinį, 8 dainos. Taip. Ir let's go. Tai kažkaip metų bėgiai, ten su bakalauru
buvo visokių atitrūkimų nuo to darbo, bet kažkaip metų bėgi viską įsirašiau savo mažam kambarėlį. Viską pats. Viską pats, jo. Ir susimiksau, susimestrinau ir išleidau. Ir dabar mes čia. Tai mokslai visiškai jaučiu prisidėjo prie to, kad kaip gerai skamba šitas albumas jaučia, ne? Jis viską vienas pasidarėjai pats. Jo, kažkaip išmokau iš ten dalykų. Faina studija labai, vadovų. Tai tą galiu pagirti. Ten iš tikrųjų yra visos galimybės rašinė. Tai kaip tas kauniukas? Atsigauna ar neatsigauna? Oi, atsigauna. Labai gerai Kaune. Šiaip labai smagus miestas. Kas šiaip su muzika vyksta Kaune? Tu manau, kad turėtum pažinoti jaunimo grojančio ar tokio yra, kas ten? Nu va, yra grandai Flash Voyage'ai. Oi, klasikėlė. Taip. Probleminiai. Jo, yra Flash'ai, yra dabar sinagogai atsidarė tokia erdvė, kad žmonės ten rašinėjo muziką. Taip. Ten ego mašinos, čiūvai prižiūri viską. Dabar naujas bandas Loro Parkai. Tai jie įrašinėja sinagogui, tai toks fainas punkas turėtų gautis, tai visai užhypinsiu. Davai, tema, man labai gerai. Labai įdomiai. Tai, bet tu groji gyvai su dar dviem bičiukais. Jie nebuvo Gizui, ar buvo? Būgnininkai? Jo, abudu buvo. Abudu buvo irgi, tai čia yra realiai tas pats bandas. Tik be kažko vieno, nes jis, man atrodo, keturiesi buvo, ar ne? Mes ten labai viskas keitės, bet galiausiai mes likom tryse. Ir žodžiu, Akli yra projektas, kur aš tiesiog sakiau, aš pabūsiu egoistas ir viską padarysiu. Padarysiu viską vienas, o jūs grosit tą, ką aš darau. Jo. Bet tai jeigu jiems fainai toks muzonas, tai kodėl ne? Tai jo. Mes šnekėjom irgi prieš laidą, kad vienam, bent jau dabar turbūt tavo šitame etape daryti viską vienam yra daug paprasčiau nei su Chebra. Dar nesijauti išsisėmęs. Ne. Ir, ta prasme, aš neatmetu galimybės, kad mes kažkada kažką kartu sugalvosim. Faktas. Bet dabar kažkaip tai veikia ir kol gerai, tol gerai. Paklausom šiek tiek muzikos ir tada grįšim apie patį albumą, dar noriu labai išsikamantinėti, kodėl vieni kūriniai lietuviškai, kiti angliškai, visą kūrybinį procesą, kas vyko per tuos metus, kas standartinis klausimas, kas įkvėpė ir ką tu matei be rašydama šitą albumą. Visą tai galėsim pakalbėti po šiek tiek, aš porą gabaliukų išgrosiu False Brother, šiandien atsinešiau, turiu keletą kūrinių, kuriuos irgi atsinešiau be tavo albumo, bet po to iš karto šoksim į Baimę, kuri čia Opus skambėjo tikrai ne vieną kartą ir buvo pats pirmas, beje, singlas tavo albumo. Yep. Tai pasilikit su Opusu, čia Red Rose Radio, kartu su manimi šiandien Akli ir mes dar net neįpusėjom, tai pasilikite čia. Dar spanikuoju kartais, žinai, po ilgos pertraukos. Čia LRT Opus ir laida Red Rose Radio skirta alternatyviai muzikai. Šiandien kartu su manimi yra atlikėjas Akli. Mes jau šiek tiek pakalbėjome apie jo atsiradimą muzikoje ir paklausysim visai neužilgo kūrinį Taika. Beje, ką tik skambėjo kūrinys Baimė, pats pirmas singlas buvo. Pasikalbam apie lietuviškus ir angliškus sprendimus šiek tiek. Nes aš, kai pirmą kartą išgirdau šitą albumą, aš neatsimenu, kada tu atsiuntei manim. Kokie 2 mėnesiai gal iki išleidimo. Jo. Tai, iškart buvo aišku, kad reikia su lietuviškais eidžinai. Buvo. Kaip tavo pats, koks tavo šiaip planas buvo apskritai su albumu ir kaip jo startas tau, kokio tu jo tikėjais ir kokį gavai? Tai aš jį pradėjau, sakau, viskas užsivilko gal metus. Jo. Tai aš... Bet turėjai kažkokią tai ten viziją, kaip ko tu tikėjais gal iš šito albumo, ar tiesiog galvoji, paleisiu ir jisai tegu plaukia savo vaga ir suveiks ar nesuveiks, ar norėjai iš karto pušinti? Šiaip norėjai biškai iš karto pušinti? Norėjau, bet toks...
kaip čia nuo ko pradėjus. Tipo, ir norėjau, ir galvojau, čia labai natūraliai, jeigu paeis, tai paeis. Bet sprendimas pradėti nuo lietuviškų gabalų, man atrodo, buvo visiškai, ta prasme, 100% teisingas. Kodėl vieni lietuviškai, kiti angliškai? Tu gal kažkaip nelabai saugiai jautiesi lietuviškai rašydamas? Ne, visiškai ne. Čia yra gal pirmi tavo lietuviški kūriniai iš viso? Taip. Tai aš galvoju, kad nepaeis. Aš labai galvojau, kad nepaeis. Ir aš prie jų sėdėjau žiauriai ilgai ir vis dar nemanau, kad yra, žinai, pakankamai gerai. Bet aš visą laiką rašiau angliškai. Tai kažkaip labai... O dėl ko? Visas muzonas, kurio klausiau, buvo angliškas. Tai kažkaip atrodė, nebuvo to, kad rašau angliškai dėl to, kad daugiau žmonių išgirstų, ar tiesiog automatiškai rašysi angliškai? Dėl to, kad tiesiog viskas, ką, tipo, vartoju muzikalaus yra ta kalba ir kažkaip labai natūraliai išsivystė iš to. Bet po to, kaip tai galvoju, blemba, aš užstrigau kažkokioj komforto zonoje ir reikia kažką keisti. Tai... Sunku buvo lietuviškai rašyti. Žiauriai, blemba. Kiek turėjai išmestų lapų lyriksų, kur, žinai, kaip per filmus, kur suglamžo ir išmeta per petį savo? Aš taip labai moderniai rašiau į notepadą. Telefoną, tą tiesiog appsą. Tai popieriaus daug išmesto nėra, bet kad trinta buvo, tai tikrai. Aš atsimenu, mes su drauge, ta prasme, bandėm lipdyti, aš ateinu, sakau, blemba krizė, nežinau, kaip užbaigti frazę, žinai, tokia, pagalvokim, žinai. Tai ir sėdim pusvalandį ir vis tiek galiausiai po kokių 2 savaičių palieku taip, kaip yra ir, gerai. Bet fainai, man iš tikrųjų žiauriai noriu pagirti, kad visgi padarai tos lietuviškus kūrinius. Aš manau, kad jie tau tikrai daug labai pridėjo prie žmonių pasiekimo, žinai, jų klausytojų, nes kažkaip man tau ir buvo esminis toksai kaip siūlymas pačioje pradžioje, kad tiesiog pradėk nuo lietuviškų gabalų ir tada, žinai, automatiškai žmonės angliškai, nes dabar yra daug kas lietuviškai pradeda, žinai, kurti. Pavyzdžiui, jauti, man atrodo, lietuviška dabar, vien lietuviška. Tada ten, tarkim, jeigu eit visiškai kitą muziką, ten junioriai, vien lietuviškai irgi dabar, žinai, daro. Tai kažkaip, fainai, kai ir pas mus yra, žinai, tos muzikos kažkaip, man patinka ypatingai, kad ir alternatyvios, ir ten roko, žinai, tai pavyzdžiui, tavo nelabai yra daug tokio skambesio grupių Lietuvoje, aš vis net nežinau, ar labai galėčiau čia įvardinti kažką panašaus, žinai. Tavo vokalas noriu dar pagirti iš tikrųjų. Žiauriai geras vokalas. Žiauriai geras vokalas, tikrai. Tai apie patį procesą. Metus užtruko, ar tu žiūrėjai tiesiog, kas tau gausis, ar tu iš karto susigalvojai kažkokį tai skambesį, ar jisai pribrendo automatiškai, nes dabar pasiklausysim kitą kūrinį, kuris yra titulinis albumo kūrinys, vadinasi Taika, jisai iš vis beveik visas akustinis yra. Nors kiti albumo kūriniai ten vos ne Merlino Mansono yra, žinai, senojo Merlino Mansono niuansų, kur tavo gerklinis vokalas prasideda. Tai man įdomu, ar tu tiesiog žiūrėjai, kas tau gaunas ir tai yra tai, ar tu iš anksto kažkaip planavai, ką aš noriu padaryti? Aš žinau, kad jisai turi būti tamsus albumas, nes aš žiauriai buvau tiesiog tokioj būsenai, kad, biški pykau ant visko. Tai kažkaip... Užspaudė kas nors. Užspaudė jausmai. Tai va. Būna, žinau. Gerai. Tai va, bėdų turgus. Tai va, ir kažkaip pradėjau lipdyti ir nežinau, aš per tą pačią savo merginą kažkaip pradėjau klausyti labiau tokio vibe muzikos, post-punko. Blemba, atradau daug grupių ir kažkaip galvoju, wow, šita kažkaip muzika atrodo atitinka mano jaučiamas emocijas ir galvoju, kodėl nepabandžius kažkaip iš tos perspektyvos pabandyti kurt, kas irgi buvo tipo naujas žanras man. Ir kažkaip gražiai viskas susiklijavo labai. Tai, kad per daug spaudžiau, irgi gal nebuvo, bet, buvo pagalvota, kad, fainas skambesys reikėtų, žinai, kažką tokio padaryti. Kas tau pačiam labiausiai patinka tavo albume ir galbūt su šituo albumu
kažkaip pasistatei tokį kaip pagrindą ir dabar sakei, minėjai irgi prieš laidą, kad kuri naujus kūrinius, ar jie eina vat šita vaga albumo, ar vėl kažką bandai naujo daryti? Kol kas skamba panašiai, bet, nu, žinai, 2 trekai tik tai dar yra padaryti. Nu, ir tai nepilnai. Bet kažkaip, jo, stengiuosi per daug neforsinti šitą visą reikalą ir žiūrėsiu, kur nueis. Gal visai kitaip skambės, gal daugiau akustikos bus. Ar yra gabalų, kurie nepateko į albumą? Jo. Daug ar ne? Pavyzdžiui, jeigu atsimeni, mes grojom, kokie 4 tikrai buvo atmesti. Aha. Ir vienas jų yra tas džemas, kurį mes grojom gale performance'ų, ten kur Idolsai. Jo, ten yra vienas tų neišvystytų iki galo gabalų. Bet tu juos galvoji išleisti dar ne? Kaip kažkokius B-side'us albumo, ar jie net ne ten tokie griaučiai, kur... Ten yra griaučiai labiau, Kur, žinau, pas mane būna irgi, kur ten, tarkim, albumo darimo procese pridarai daug ten kažkokių demo variantų ar kažko ir tada visą laiką galvoji, kad galėtum iš neišleistų gabalų išleisti dar kokį EP, bet tada kažkaip, jau nebesinori grįžti, žinai, norisi toliau jau kažkaip judėti naujas temas gvildenti. Jo. Kūrinys tai ką, kodėl būtent šitas kūrinys yra pavadintas albumo pavadinimu ir papasakok apie jį šiek tiek, mes kažkaip mažai apie tam tikrus kūrinius kalbam, tai noriu apie šitą kažkaip jo istoriją išgirsti prieš jį paklausant. Tai, nežinau, kažkaip gavos taip, kad kodėl jį pasirinkau kaip albumo kūrinį tą titulinį. Tai galbūt dėl to, kad jis labiausiai išsiskiria iš visų kitų gabalų. Yra tas? Jo, nes jisai akustinis. Ir, o kaip jisai gavos, tai tiesiog buvo karantinas, sėmiau akustinę gitarą ir galvoju, kažką parašysiu, tiesiog tas vaibas, kad dabar kažkas išeis. Tai čia dar visai neseniai? Jo, tai... Tai gal paskutinis gabalas, kurį albumą padarė? Blemba, man atrodo, kad baimė buvo, arba pastovu. Jo. Lietuviški. Jo. Ant galo. Pasisėdėjau. Tai... Jo, aš realiai ir pabaigiau per karantiną. Tai, jo, pasiėmiau akustinę gitarą, pradėjau brazdinti ir galvoju, reikia lyriksus parašyti. Parašiau lyriksus. Ir galvoju, reikia kažkokio... Kad būtų... tas galas, žinai. Cinkelis. Taip. Tai padariau. Paklausom Akli taika, trečiasis kūrinys skambantis iš debiutinio albumo, taip tokiu pačiu pavadinimu taika. Grįžtam čia į LRT Opus ir Red Rose Radio, dar norėjau pasižiūrėti, kas pasižymės. Ir prie topikų tiesiog buvo parašyta garažas. Ne, šiaip tiesiog net nenorėjau nieko klausti, tiesiog norėjau pasakyti, kad, žinai, dėl muzikinių skonių nesiginčiama, bet man buvo, tikrai žiauriai keista, kai vis nepraėjot. Bet yra kitas, kad, pavyzdžiui, daug kas laimėdavo pirmas vietas, greitai ten kažkaip ir užsibaigdavo. Tai aš tau linkiu, kad nors čia, žinai, garažas nėra pagrindinis rodiklis, nors šiaip garažas žiauriai geras tikrai konkursas. Ir šiais metais žiauriai stiprus buvo ir garažas, ir Novusas, vis 2 pagrindiniai konkursai Lietuvoje, kurie žiauriai stiprus. Novusas šiais metais šią vasarą buvo išvis atominis visiškai. Žiauriai geros grupės, žiauriai geri pasirodymai. Bet tiesiog norėjau, žinai, dar paminėti, žinai, tokia kaip visiems tiems, būna gal kartais hebra, žinai, užsiparina. Aš tai ko labiausiai nenoriu, kad kai jaunos grupės eina į konkursus grupių, kai joms nepasiseka, kad jos kažkaip tipo užsiparintų, žinai. Tai čia toksai šiaip nuošalinis visiškai. Bet kaip dar trumpai tiesiog noriu apie tos gyvus išstojimus pasiklausti, ar dabar tas trejetas gyvai taip ir vyks su laptopu priekyje. Tas laptopas priekyje man patinka, nes jis toks grinai kaip 4. grupės narys, žinai. Turi savo vietą visiškai. Ar yra kažkokios tavo vizijos dar, kaip dar toliau pildyti, ar kaip dabar yra taip ir fainai? Kol kas yra decent. Žiūrėsim, ar naujiem gabalam reikės kažko. Sintuko. Tai jeigu reikės sintuko, tai mūsų draugas iš grupės Elčiko Fuendra Domantas jau sakė, blemba, aš tai su jumis pagroju. Nice. Tai va, gal Domantą pasimsim, gal ne, žiūrėsim, kaip viskas atrodys.
Tai planai tokie, palakonsų dabar čia nebelabai bus, ne? Kol kas planuojam. Planuojat, Kad bus? turėtume groti Vilniui. Ar tai? Jo, Narauti. 13. Kaip seniai buvau narauti. Va. Labai seniai iš tikrųjų. Jo. Kas ten bevyksta įdomu, bet kažkas vyksta. O ten kas, renginys jūsų ar dar gros kažkokius? Ten organizuoja toks čiūvas Muzakas. Jo, Gustainis, šiautautas jam. O, vaikeliai. Jo. Sargiai, nu. Turbo. Tai va. Kas blogiausių grupių konkursas? Ne. Kažkas kitas laimėjo. Gros dar kas nors? Jo, tie patys, man atrodo, Disokognityvas yra. O, fainai. Pakalbinti ir dabar galvojam kažką iš mūsų draugų pasim, bet kol kas iki galo. Savekų, jo. Tai ir Kaune dylinam koncertą, bet, kai turėsim kažkokių konkrečių naujienų, paskelbsim. Pasikūręs Facebookas pilnų pajėgumų, pafollowinkit grupę Akli, iš tikrųjų, ir labai norėčiau, kad skirtumėt savo dėmesio, šiek tiek laiko, jeigu patiko tai, kas tie 3 kūriniai, kurie skambėjo, tai žinokit, čia dar tikrai toli gražu ne viskas, skirkite valandėlę ir pasiklausykite pilno grupės albumo, tai ką jisai yra tikrai vertas jūsų laiko ir nežinau, aš kažkaip labai dar tikiu, kad dar daug žmonių atras jį ir iš naujo tie, kurie įklausė, ir naujai, kurie jo dar negirdėjo. Tai aš labai to noriu palinkėti klausytėms, noriu palinkėti to ir tau, kad plėstųsi auditorija. Aš tikrai manau, kad tu esi to vertas ir sveikinu su stipriu startu. Dėkui. Ačiū tau labai, kad atvarei. Mes turime kiek mažiau nei 3 minutės ir noriu dar spėti išgroti Mets, kol neišbarino streamo. Rytoj Mets išleidžia savo 4. albumą. Kažkaip su pop įrašų kompanija sako, kad tai jų toksai stabiliausias ir toksai aiškiausias ir labiausiai savo vietoje albumas. Tai rytoj su pop labai džiaugiuosi, kad Mets 4. savo albumą leidžia toj pačioj įrašų kompanijai. Tai irgi kažkaip smagiai, kad toksai labels jos iš karto susirado nuo pat pradžių ir vis dar jie lieka ten. Čia buvo Benas Aleksandravičius kartu su manimi, Kristijonas Akli, ir noriu palinkėti gražaus likusio vakaro. Pasilikite su Opusu arba, nežinau, lyskite į miestą, prasiblaškyti, gražaus vakaro ir iki kito ketvirtadienio, lygiai už savaitės 6 valandą čia per LRT Opus. Čiau, iki.